Bet kaip mes visą tai darom, kokiom sąlygom, tai čia yra tragedija. Jūs neįsivaizduojat, kokioj čia subinėjai mes esam. It's like everybody you see smiling. Look at him smiling. Tai labas rytas visiems. Atsikėlėm šiandien, norėjom jau judėti link Gambijos ir esmė tokia, kad aš vis dar turiu tą garsą, kuris mane tiesiog pjauna ir atrodo, kad jis vis didėja ir didėja. Sumaščiau tai padaryti, kad reikia susirasti servisą ir iš ryto dar žiūrėjau, ieškojau manualo, kaip čia viskas turi būti su tais amortikais, nes man čia vis tiek kažkaip nepatinka tie atraminiai. Ir pasirodo, viskas turi būti visai kitaip, negu dabar yra surinkta. Bet mums reikia pilnai išsiimti amortiką, nuimti spiruoklę ir sudėti viską kaip priklauso. Tai dabar atvažiavau į servisiuką. Čia kažkaip jisai DAS vadinasi. Tai va, tvarkomės ir žiūrėsim, kaip čia ta diena klostysis. Drožė su skuduru per sparną, per kapotą, dulkėtą. Tiesiog kai su šiltiniu popieriu eina, truputį ratą padaužą, tada vėl į sparną arba į duris. Tai aišku, skuduras net nešlapias. Jau dabar yra po 12 gerokai, o atvažiavom 9. Tai amortikos guli išluptas. Viskas išimta. Bet esmė tokia, kad jie išėmė tą amortiką. Šitie suspaudėjai spiruoklių neužlenda per plati vyja. Tada pasiėmė tokį aparatą, kur su ganu. Tas išsiskėtė visas, žodžiu, nesuėmė tos spiruoklės per kietos. Tai dabar kažkur išėjo ir mes jau kokias gal 2,5 valandos tiesiog laukiam ir nežinom, čia iš vis baigė visi darbus. Žodžiu, padarė, žiūriu, deda ratą, jau sakau, ką jūs čia darot? Sako, viskas. Tai sakau, vienos pusės nereikia padaryti. Ai, tai mes einam valgyti. Pasiėmė ir išėjo, žodžiu. Pasiėmė raktą, einu aš pats išsilupinėjau tą amortiką, kol jie valgo, nes jau mane čia Man tai pikta yra, aš nenoriu keiktis, bet esmė tokia, kad čia yra viena plokštelė, kuri dedasi va taip. Ja? Tada šitas pas mus buvo iš viršaus uždėtas, jis neturi, jis turi būti iš apačios. Tada mažesnė plokštelė šita, kuri pas mus buvo iš viršaus, jinai turi eiti va taip va. Tada turi dėtis atraminis, ant atraminio normali guma, ane? Ir ta guma turi užsispausti. Pas mus dabar čia belekas buvo padaryti. Tai iš kur mes turėjom garsą? Garsą turėjom dėl to, kad amortikos štokas gaunasi per aukštai. Šita būtent plokštelė. Ir jeigu matot, ir jeigu matot, jinai trynėsi mum į atraminį, metalą su metalu. Ir dėl to mes turėjom šitą garsą, tą įvykimą tokį. Dabar jisai atraminis bus aukščiau, stovės aukščiau ir turėtų tas garsas būdingas. Bet kaip mes visą tai darom, kokiom sąlygom, tai čia yra tragedija. Čia yra visiška tragedija. Aš tikiuosi čia greičiau pabaigti. Ok. Ačiū kažkam tais, bet mes pagaliau iš ten išvažiavom. Wow, galiu pasakyti tik tais tiek. Praleidom tenais nuo 9, dabar yra po 6:11.
ne? Tai kiek čia valandų? Beveik 9 valandas, žodžiu, 9:30 atvažiavom, tai 9 valandas mes prasidėjom. Sugebėjom per 9 valandas nuimti 2 atraminius ir surinkti amortikus taip, kaip priklauso. Visą laiką viską žiūrėjau, stebėjau, kaip suka varžtus, nes padarė vieną pusę, sakau, jau baigiai? Jo, sako, baigiau. Nuėjau patikrinti. Žiūriu, atraminė viršui prisuko 3 varžtai, apačioje yra vienas didelis varžtas ir veržlė užsisuko. Tai varžtai kiša, o veržlės net neužsuko. Ta prasme, net neuždėjo veržlės. Kažko čia lygtais trūksta, ane? Tai sakau, tai kaip čia yra? Tai sako, sometimes forget. Tai aš sakau, sometimes hit the tree and die. Jeigu lietuviškai, tai sako, kartais pamiršti. Sakau, aš kartais iškristi varžtas, iškristi amortizatorius, trenkti medį ir mirti. Žodžiu, tragedija, žmonės, yra tragedija. O ieškau geriausio, pasižiūrėjau įvertinimas geriausias, jau yra šiek tiek tų review. Dabar nei garso jokio yra, nieko, pasidarėm, sutvarkėm. Tai iš tikrųjų tai labai pikta ant tų, kas darė Tenerife, nes tiesiog sudėjo belekaip ir viskas. Ir aš čia turėjau aiškintis, galvot, kovot, kaip čia viską reikia padaryti. Dabar tikrai padarėm taip, kaip priklauso. Jokio garso, pravažiavam ką tik per duobės didžiausias. Viso, baigta. Varom pavalgyti ir maunam mes iš to Dakaro kuo įmanoma greičiau. Tai va, paliko mašiną belė kur čia, absoliučiai. Pažiūrėkit, koks viešbutis. Jūs neįsivaizduojat, kokioj čia subinėjai mes esam. Niekada nepagalvotum, kad čia gali būti viešbutis. Wow! Such a cool place. Nu ir dienelė. Turėjom šiandien būti kažkur netoli Gambijos sienos, bet diena tokia iššvaistyta gavosi. Nes turėjom padaryti darbą per kokias 2, 3, gal 4 valandas. Tai prasidėjom tam servise belekiek. Apsipirkom maisto, pavalgėm iš Dakaro, kol išvažiavom. Tai irgi mačiau, navigacija rodė 35 km važiuot, kuriuos reikėjo važiuoti apie valandą 20, man atrodo, valandą 18 rodė. Kosmosėlis, koks čia yra chaosas. Tai atvarėm į kažkokius lušnynus, jau norėjau Alesio sakyti, kad sukamės, ieškom kažkokio kito viešbučio, kažkur kažkaip, nes per tokias siauras gatvelės teko važiuoti, bet davažiavom ir labai iš tikrųjų fainas toks viešbutukas, toks kompleksiukas. Tai rytoj pravesiu ekskursiją, kaip čia viskas atrodo. O šiandien tai tiesiog pavargau žiauriai, varom miegot ir tikiuosi pradėsim vėl normaliai keliauti, nes čia dabar strigę buvom tiesiog laike. Tai labanakt ir susitiksim neužilgo. Labas rytas, tai naktelė buvo nekokia, jeigu taip atvirai, buvo pilna odų kambarį, tai mane sulėsė čia kaklą, tai nerealiai. Gaudžiau aš juos čia naktį, trankiau 3 nakties. Žodžiu, Alesijo pakėliau, po to tas gaudė. Buvo čia reikalų. Tai va, mūsų koks kambariukas. Alesijo išėjo pažiūrėti, kas per pusryčiai. O aš turėjau savo musiliukų nusipirkęs. Tai va, pavalgiau, viskas ok. Tik negaliu išsiplauti indelio, nes nėra vandens. Tai einam dabar. Svarbiausiai, ką noriu padaryti, pasižiūrėti, ar stovi Hiluxas ir viskas yra tvarkoje. Švenčia pučia vėjai 9. O, toks mūsų viešbutėlis. Šiaip tai toks nieko visai, toks labai matosi įdėta darba čia. Hamakėlis vaira. Palmyras daužosi. Seniukas prinešta lapų.
Bet visai smagus toks tikrai. Aišku, galėtų būti vanduo. Pažiūrėkit, kiek čia kriauklių žmonės sudėlioja. Viskas va iš kriauklių. Čia irgi mėlynos sienos kaip Maroke. Ta miestukė, kurio pavadinimą jau aš pamiršau. Tai va, parduotuvėlę čia tokią turim, bet nedirba dabar. Nieko gero, tai nėra iš tikrųjų. Tai va, čia naktį muzonėlis kalė, čia vajezau. Bet jūs pamatytumėt, kokioj čia viskas vietoj randas. O, La Mimosa. Kažką čia turėtų reikšti tas pavadinimas. Nu ką, mašiniukas stovi, nes nebuvau aš labai laimingas, kai man pasakė, tiesiog čia turėsiu palikti ant gatvės. Bet panašu, kad viskas gerai. Nežinau, čia visi sako, čia saugus, jūs čia baikit, nesinervuokit. Pamačiau komentarą dabar, klausėt, ar neįlenkiau, neįbrėžiau bamperio, kai atsimušiau į lenkišką karutį su asilu. Tai pataikiau grinai su numeriu. Numeris buvo toks užvirtęs truputėlį viršų, bet ką žinau, viskas čia gerai. Tai va, mes čia vakar per šitas gatvelės važinėjom. Čia jau vienoje vietoje taip susiaurėjo kažkur, kad, sakau, norėjau lesis į viskas, minom iš čia. Ir žinot, naktį. Taip pavažiuoji, čia jų pilna, prisėdžiu, dabar nieko nėra, realiai. Bet naktį čia jų buvo pilna, ant kiekvieno kampo, vaikai bėgioja. Toks chaosas. Ir atrodo, kad į tokį getą atvažiuojam, visur šiukšlė. Nu, aišku, čia šiukšlės aplamai visur. Aš prisimenu ant šitų laiptų vakar. Nežinau, kiek čia žmonių buvo, 30 gal. Atvažiuojam, sako, čia palikit mašiną, sako, ir eikit. Ne, sakau, Olesija, aš čia sakau, tikrai mašinos nepaliksiu. O! Net nesitikėjau, kad čia paplūdimys yra. Geras. O taip va. Nu, fainai. Pra. O, pasižiūrėk. Naujas žuvis. We pass every morning to sell the... So you go fishing every morning? Yeah. Such a nice beach you have there. Yeah, thank you. You are welcome. Yeah. Hello, good morning. Where do you come from? Yeah, fine, thank you. Everything good. I'm just making some video, okay? No problem. I don't have where to cook it, man. Nu, čia valgyklėlė tokia labai senegalietiška, sakyčiau. Ir mano draugelis, kuris 30 minučių laukia jau. We have milk. Tai, žodžiu, And here normally could be coffee, but it's water and milk. Maybe. But it's hot water or no? Yeah. It's hot one. So they forgot to put the coffee inside. Yeah. Sometimes forget.
Lekiam dabar per nacionalinį parką kažkokį, bandėm įskaityti pavadinimą, tai nelabai čia įsiskaitė nuo ženklo, nes taip nublūkęs, kad šakės. Nes mes pravažiavom pro visiškai tokius kaimus, kur tenais, nevažiuoja čia daug mašinų, tai tikrai. Tai, ką žinau, turim dabar 37 šilumos, matėm jau čia kažkokių antilopių, pasižiūrėjom nuotraukas, tai čia rodo, kad ir liūtų yra, bet nežinau, ar čia jų gali būti, gal čia tik tais kur aptverta kur nors. Tai išlendam į pagrindinį kelią, pasuksim į dešinę ir Gambija bus. Tai šiandien manau, kad kirsim sieną. One, two, three, four for pink, 5. Okay? All good? Okay. And one for a guy, red one. I gave you already. Take it. Welcome to Gambia. Welcome to Gambia. 38 šilumos. Sakė, buvo labai geri vaikai, tai duosim kamuolį visiems. Come on. You play football? You football player? No, I'm playing, but not the best. Alright. What? No man, I need the pants. Good. Mosquito's gonna bite me if I'm gonna give you my pants. Yeah, watch out the Are you a good man? I'm a good man. Ferry later. Trying to be. So, you have 5,000? 5,000, yeah. No, sorry, I don't eat this. This is very unhealthy. If you eat this, your all teeth gonna go out. Okay, I made a picture. Žodžiu, išpurtė čia mus ką tik baisiai. Sugaišom valandą laiko. I gave you 3 or 4 already. I remember you. No? Okay, give one. I don't have here. There should be somewhere. Okay, here you are. Okay? How was the time here, Alessia? How was the check here and they check on my balls? They touch my pin. And they say, man, come on. I really? Viskas, išvažiuojam. Going out. Oh, look, lots of white people. Lots of white people. That's it? Yeah? Don't say nothing. Welcome to Gambia! Ponios ir ponai, mes pasiekėme Gambiją. Dabar lekiam kuo greičiau iki viešbučio. Realiai aš nežinau, kur važiuot. Show the road, Alessia. We just going somewhere. Nusukom nuo pagrindinio kelio, nes čia kažkoks yra shortcutas. Link mūsų viešbučio. Tai rodo važiuoti 57 minutės. Man atrodo 28 kilometrus ar kažkas tokio. Tai žodžiu, čia pasivažinėsim dar. Sieną kirtom, tai taip ir lengvai ir ne. Šiaip viskas būtų labai paprasta, bet labai tikrino automobilį. Viską išpurtę, nefilmavau nieko, nes tokie rimti ganėtinai. Sakyčiau, labiau civilizuočiau viskas. Ištariau šitą žodį paskui. Tai, tai va, bet tik truputį, ne per daugiausiai. Važiuojam dabar link viešbutuko, liko dar 20, kiek čia 1 minutė važiuot. Ir ką, pasižiūrėsim, kaip čia jausimės rytoj, nes sukabino vėl kažkokią zarazą truputėlį. Nėra labai blogai,
bet pilve ten uraganas ir žodžiu, ir man ir Alesio lygiai tas pats, tai kažką jau būsim vėl pasigavę, tai tikiuosi, kad susitvarkys iki ryto. Reikia truputėlį pabadauti, dabar sakėm 24 valandas, fastingą padarysim ir viskas. You are welcome, yeah? Yeah, you are Thank you. welcome. nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. Please tell me your name again. Pashiru. Pashiru. Jata. Pashiru Jata. Okay, Yeah, Pashiru. Pashiru Jata. We I need know to- you're retired, but if not that, maybe in the night time, I can have a walk to come over there. Okay. We sit, we talk there. You know, we just want to take shower and go sleep. We Yeah, did that's many what I see, kilometers. because you guys are tired. Okay, Yeah, okay. someday used to donate for the kids. I will at give the you school. tomorrow the football, okay? Okay, I have one ball, so Oh. it's gonna be for you, okay? Oh. Labas rytas, gerą dieną, kaip gyvenat, kaip laikotės. Jeigu klaustumėt mūsų, tai nebūtų labai pozityvus atsakymas, nes Alesio jau guli 13 valandų lovai, sukabino jį ganėtinai smarkiai. Man yra geriau negu vakar, nes jau vakare tai tiesiog atrodo, kad nualpsi. Atsinešim čia kuprinės, tai taip jėgų nebuvo. Panašu, kad būsim kažką būdų pasigavę, kažkokią bakteriją ir, nežinau, dabar badaujam, jau po praeitų pusryčių, tai jau 24 valandas, aš nieko nevalgau, tai gal kažkiek geriau. Tai šiandien reikia šiaip judėti, reikia judėti aplink Gambiją, nes už 2 dienų turim būti sostiniai Gambijos ir turim parodyti automobilį. Yra keletas susidomėjusių žmonių. O šiaip tai dabar esam apsistoję Albadar tokiam kaimuke. Ir čia yra mūsų kempingėlis. Toks labai fainas, labai toks autentiškas. Groja, va, nežinau ar girdit, muzikėlė tokia afrikietiška. Visi šypsosi, visi patenkinti, visi laimingi. Aš, kiek žinau, visiems labiausiai patinka keliauti per Gambiją, nes toks labai geras vaibas čia yra. Einam, pažiūrėsim, kaip Alesio gyvena. Gal atsibudo jau. Hello, sir. Apsidengė nuo moskitų. How is your stomach? A little better. A little better, but not the best. No power. No power, yeah. Yeah, no power for me as well. Okay, žodžiu, kažkaip atsigausim ir judėsim, kaip visą laiką, į priekį. A few moments later. Tai ką, draugai, pagulėjom dar iki 12 valandų ir galvojom, kad viskas, reikia judėti, kažkaip bandyti prisiversti, važiuoti. Sveikatos daug nėra labai, bet kažkaip reikia važiuoti eksplorint šalį. Tai apie ką čia iš vis yra šita šalis? Gambijoje gyvena virš 2,4 milijono žmonių. Jinai yra apsupta Senegalo. Per vidurį turi Gambijos upę. Ir tai yra pati mažiausia šalis Afrikos kontinente. Tai sakykime, kaip čia gaunasi, kad virš 5 kartų mažesnė negu Lietuva. Va, Hebrytė darbuojasi, įrenginėja naujus apartamentus. Hello, brother. Yeah. How are you? So, it's gonna be a new apartment here. So you have many people here around? Yeah, we have many people here. How many rooms you have in total in this complex? Do you know?
That is something rooms. 30 rooms? That is something. I don't know the total, but I think it's 30 something like. 30 something. Okay. Yeah. Okay, so 1,500. Count it. Should be okay. Thank you very much. Okay. Thank you very much. Okay. Very beautiful place. Okay. Thank you, mister. Bye. Oh, Thank you. Nice to see you. Maybe see you sometime. maybe one day. One day. Really beautiful place. Okay, thank If you. I'm gonna come here with my family one day, Yeah, maybe we're gonna meet each other again. Okay. Thank you. Yeah, I'm very thank you. happy. Okay. Yeah, thank you. Bye. Maybe it's okay. No? Which one? He's with the knife, with the bolt. Look at him. Thank you very much. Yeah, you're welcome. You're welcome. Enjoy. Hello, sir. Hey, how are you? I see you have a very good dance move here. Yeah. I was exploring some scenario. It happened to me when I at the borderline. Yeah. I saw one white man. You know, he ride a bicycle all the way from Germany to Gambia. Okay. Yeah, almost 6 months. Yeah. So, and then I'm there also. I saw another white man. They also ride a bicycle from Italy to Gambia. I Okay. said, oh, it's very far. You ride a bicycle from Gambia to Germany? He said, yes. Oh, man, I don't do it. So he was going with the bicycle? Yeah, with the bicycle. Okay. The bicycle. Crazy. crazy. Yeah. Hello. How are you? Hello. Perfect. I'm happy to see you. Really? Yeah. Me too. Thank too. you. Welcome. I'm happy to see an officer. Welcome. Yeah. So otherwise, Sorry? from which country? We are going from Spain. From Spain. From Spain, yeah. Is this your first time of coming here? Yes, first time in Gambia. Yeah. We are going to Banjul. Banjul? Yeah, to the capital. Or to the capital? Yes. Okay. Here is the smiling coast of West Africa. I see. Everybody smiling here. Everybody seems like really happy. Yeah, but everybody. why it is like that? No. It's a huge difference between Senegalese Yeah. and Gambian Yeah, the people. problem is Gambian, we are brought up like that. Okay. They have heart open for everybody. Okay. Yes. I see that So immediately. whenever they receive you wholeheartedly. Yeah. Really, you don't really have nice. two minds there. That's why everybody you see smiling. Look at him smiling. Yeah, I know. We So see easy. everybody's waving. Yeah, everybody's waving. So you are welcome, huh? Yeah, thank you very much. Sunku mums iš tikrųjų labai šiandien yra, labai nėra jėgų, bet atvykom į Apkas Creek, vadinasi šita vieta, tokia tikra Afrika, Gambija. Einam pasiemam kažkokį tais apartamentą, namuką ir viskas. Greičiausiai, kad daugiau nieko šiandien ir nebeveiksim. Tai čia turbūt yra daug smagiau po lietaus sezono. Ir sakė, lietaus sezonas yra vasara. Tai ta upė prisipildo, gali pasiimti kajakus. Nu, smagu, labai gražu. Labai geras vaibas. Tikrai labai fainai.
Tik tais, kad gaila mūsų sveikatėlė nekokia. Alesio nepakilo, sakau, nu aš einu, sakau, pasižiūrėsiu, kas šį dainuoja. Nu, išgyvensim. Tai nuėjau, persirungiau į Gambijos stiliuką ir sugalvojau, kad reikia užmušti tas bakterijas. Gal ne pati geriausia mintis, bet pabandyti verta. Tai nu atgal nieko nepešęs. Sumokėjau $600. Sakau, įpilkit man turbūt tekilos daugiau. Gerai, sako. Ateina, spėkit. Ar yra tekilos? Pasibaigė tekila. Pasiėmiau pinigus atgal, toliau einu merdėti į kambarį. Tai ką, draugai, pabaigsim šitą epizodą jau šiandien. Bandysim čia kažkaip išgyventi šią naktį ir tikiuosi, kad rytoj bus daug geriau. Tai jeigu pažiūrėjot iki galo, paspauskit laikutį, pasiekit mane, parašykit komentarą, pasidalinkit, nieko nekainuoja ir susitiksim tada kitam epizode. Ate. Salam alaikum,